Labas, draugai. Sausio 5 su naujais. Parodysim, ką pasidarėm. Darėm, pavyko pasidaryti. Taigi, va, pasidariau. Ką, ždėjau šitą nešlauką. Nusipirkau kojos. Kojos kainavo 56 eurų, man atrodo. Šitos universaliosios, plečias, keičias, nu žodžiu, reguliuojas. Tai nusipirkau ją, žadėjau nešlauką ir preankeruoti. Bet galvoju, ką manęs nešti į visą ankeruoti, jeigu aš neturėsiu, nebus pajungts pas mane šildams dar, tai jis stovės apledys ir panašiai. Taigi surinkau ir nenešiau. Jį nešiu tada, kada atvažiuos paleidėjas, paleis šilumos siurblį, tada išnešiu ir užsirankeruosiu ir pajungsiu čia. 4 varžtus išgręžti ir ankerį sudėti. Nu, nemanau, kad čia ilgai užtruks. Taigi, draugai, katilinė mano, ką žiūrėjot prieš tai vienas video, atrodo jinai štai taip. Tie, kas rašot ten skaičių komentarus, išsiplėtimą bakelis dedas ant karštą, ant kokią čia šaltą, tai aš jums galiu nuvežti, parodyti per naujai įrengtus namus su šilumos siurbliais ir aš jums galiu parodyti, kaip tai daroma ir kodėl jie dedas tiek ant šaltą ir dedas ant karštą. Čia, žinot, ta prasme, aš nenoriu nei žeminti, ko. Tiesiog jūs kūrenat malkomi, ten kažką prisijungia ir palitai komentuojat, ką daryti. Kartais prieš komentuodami pasidomėkit ir išsameu, kad kas dedas, kas nesided. Nes aš čia irgi, čia tiem didiesiam komentatoriam, aš nėra, kad taip iš oro, taip pam, tai darau. Ne, aš pirmą gilinuos, domiuos, ieškau pavyzdžių ir panašiai. Ir tada pradedu daryti. Taip aš visą namą stačiau ir dar vis statau šitą patį namą įrenginėju. Viską žiūriu, pirmą aš išnagrinėju ir po to darau. Nėra, kad pas mane, šoja mintis, taip ir taip pasidarysiu. Ne, aš pirmą žiūriu, kaip ką, o jūs, kai kurie atsisėdę, čia nereik to, čia nereik to, čia nereik to. Aš tavi galiu, pavyzdžiui, ten 2 komentatoriai buvo prie tam video, aš jumis abudu, jūs jeigu norit atvažiuokit, aš jumis davai padarom tokį vairį. Jūs atvažiuojat, aš jums sumoku už kurą, aš jums filmuoju ir nusivedu, kur lygiai toks pat šildomas siurblys pajungts ir lygiai taip pat viskas sujungta, tiek šaltą bakelį, tiek karštam bakelį stovi ir viskas taip pat sujungta. Ir aš jums pafilmuoju ir paviešinu jį, ta prasme, ir jūs man YouTube'ai, ta prasme, kanale filmuodams galėsit pabandyti paneigti, kad jų nereikia ar dar kažkaip. Jeigu norit taip, jeigu jūs komentuojat ir tenale manot, kad esat gudresni už visus kitus ir čia sprendžiat, kad nereikia. Gerai, čia tiek negatyvo nereikia. Taigi, šilumos siurbliai. Pasijungiau pats, kas matėte anos video, vedžiau viską ir užtikrinimui, kai kuriais momentais suabejau save, tai užtikrinimui pasikviečiau šiandien santechnikas, atvažiavau, sakau, jisai klausė, ko reikia tau iš manęs, sakau, man reikia, kad pažiūrėtum, ar čia viskas taip turi būti sujungta pyrai. Ir jisai vertino ir sakė, taip, čia yra taip, kaip turi būti ir panašiai, kad čia viskas tvarkoj, sujungta. Taigi, aišku, kiekvienas ten santechniks gal kažką vestų, kitą pusę vamzdžią, taip, bet kas yra pagrindė, kad yra sujungimai paduoti visi teisingai, visi išvedžiojimai yra teisingi. Ta prasme, kaip iš katilo, iš
tarkim, iš šulinio, kur kas turi eiti ir kur pasiduoti, kur grįžti vanduo. Pagrindiniai sujungimo mazgai yra teisingi. Ir vakar buvom įpūtę 3 atmosferas ir per 24 valandas, ar kiek čia, nes vakar pūčiau apie 3 valandą, tai dar nepraėdam 4, tai laiko orą puikiai, slėgis geras, tik čia yra užpūsta orą pripūsta. Kaip orą pripučiu, galiu papasakoti. Su kaimynu Arnoldu, jeigu žeisi Arnoldai, ačiū tau, paskolinau šio kompresorius, man atėjo pagelbėti. tą vamzdelį užmovėm čia, nu ne tą, o likutį vamzdelį užmovėm čia, čia užsukta, čia atsisukom ir su kompresoriui pūtėm į vidų, slėgį kėlėm, pūtėm iki 3 užpūtėm, tada čia yra toks propkis, jisai užsisuk. Gerai, iš naujo papasakosiu. Smulkiau, nes žinau, kad viskas komentuos. Taigi, pasiėmėm, atsisuki šitą, galiu atsukti. Viduj stovi toks šešiakampis. Va šitą atsisuki iki galo, jisai nekrenta laukais, tiesiog atsisuka ir tada šlangą paėmęs, aš naudojau vamzdelį tą grindinį, man kaip tik diametras, ir su kompresorius Arnoldu pripūtėm 3 atmosferas ir tada laikai ant pūtimo ir užsuki šitą pilnai. Užsisuka jisai, tada nutraukia pūtimą iki reikiamų jums slėgio. Ir tada palieki ramybėj. Ir jisai pagal santechniką taip gaunasi, jeigu jisai nukrito tau, tarkim, pūtė 4-5 atmosferas ir tau per parą laiką jisai nukrito iki 3, ten 2,5-3, tai jūsų sistema yra gera per parą laiką. Jinai yra nekiaura ir dėl šito nereikia abejoti. Tai čia pas mane aš atsidvėjau, išsikviečiau, kaip pajungta pažiūrėti ir panašiai, tai man sakė, čia viskas gerai ir kad tiek nukrito, tik pusę baro, tai žiauriai gerai, čia viskas ir nereikia nieko pergyventi. Viršų susijungiam šitai, pirmas paduodamas, iš šulinio vanduo ateina čia, tas eina į karštą, į dušą, į kriauklę karštas vanduo. Šitas yra su tuo grįžtamas iš kolektoriaus, tai yra šaltas vanduo. Ir beje, jų yra, matot, esu pasidaręs, čia šaltas, nu ir čia grįžtama šaltas iš kolektoriaus, o čia į kolektorių paduodamas karštas. Taigi ant kiekvieno vamzdelio yra, tarkim, tik dabar tam nesimato, čia reikia iš viršus, yra juostos, šitam raudona, šitam mėlyna, šitam raudona, šitam mėlyna. Ir matosi, kur karštas vanduo, kur šaltas ir kur jisai eina. Nes, man taip patogiau buvo, taip pat valygiai ir čia. Ir čia dabar yra, taip, dar atvažiuos paleidėjas, pravedžiu vamzdelį su laidu, pastačiau atskirą tą, nes galbūt reikės. Tai čia, kai paleidėjas pasakys, tai padarysim, nes pagrindinis įvads yra šitas, buvau pasidaręs šilumos siurbliui, bet žiūrėjau, analizavau pas kaimyną, lygiai toks pat siurblis, tai pas jį pastatyta ant saugiklinės, tai reiškia 2 automatukai, kad vienas laukinį bloką, jeigu kas atsitiktų, sutrumpintų, kad nedegtų bendrai ir negadintų šilumos siurblio arba atvirkščiai, tai jos pastatai atskiros fazės, kad vieną sutrumpinus išsijungs saugiklis iš karto, kad kito negadintų. Čia nežinau, kiek čia bus taip jungsis ar ne, bet pasidariau dėl viso pikto ir tiek žinių. Tada atsivedžiau šitą atsivedžiau vamzdelį 6 ir 12. Kaip aš jį atsivedžiau, kad man nelimptų. Per 12 prasivedžiau elektros kabelį, kad neužsigniaužtų vamzdelis, o per kitą nusipirkau labai idealiai, tinka labai čiulniai 6 mm, tinka 4 mm ir 5, čia tas yra
skirtas 2 eurai, kainuoja 10 metrų laidam gofram prasitraukti laidus. Tai va šitą nusipirkau, panaudojau 6 vamzdeliui, prasikišau visą, kad lenkiant, pavyzdžiui, jisai neužsigniaužtų. Tai prasikišau pro visą jį ir išvedžiau jį į lauką. Tai man dar reikia daviklį susirasti, turėjo komplektacijai būti, ar kaip jisai vadinas, ir jį dar prasikišti lauką, nes iš tikrųjų nežinojau, paskui kaimyns paskambino, sako, dar yra daviklis, turėjo į lauką įsivesti liktais, tai eisim žiūrėtis, daviklį susieškoti su to laidu ir prasitempt tą laidą. Ta laida prasitempt. O čia va dabar yra pas mane skylė padaryta ir jinai eina lauką su 160 skersmens kanalizaciniu vamzdžiu. Ten 3 alkūnės, man atrodo, po 3-5 laipsnius sudėtas ar kiek. Nu, žodžiu, kad negautų staigaus laužimą. Taigi, draugai, tarp tų bakelių jis turi ir ant šalto stovėti. Šitas yra išsiplėtimo bakelis, o šitas vadinasi akumuliacinė talpa berods. Šitaip, jeigu gerai ištariu. Čia laidai rekupui, tai man katiliniai betrūkst čia rekupą pasikabint. Ir išsivedžiot skylės yra padarytas. Ir tada dar angą pasidaryt, va čia. Čia va buvo anga, bet aš ją sudėjau vatą 60 storę, 3 po 20 ir prieš testą aš ją sandarinau. Taigi dabar reikės kažkaip gal naikinti šitą, pasidaryti, kad užlipimui būtų, nes čia įdomiai gaunas pas mane, nes čia eingegnė, čia tarps toksai 500 cm, man atrodo. Nu, žodžiu, sugalvosim, kad nors. Tai va, draugai. Jeigu įdomu, parašykit, galėsiu įkelti, kiek sumokėjau už medžiagas ir kiek pats dariau. Dariau kokias 4-5 dienas, man atrodo, tai po biškį. Nes čia, kai žinai, tai tu atvažiuoji ir darai, o tu nežinai ir nežinai, kiek pirktis. Gerai, man parduotuvė netoli, tai aš nuvažiuoju, nusiperku, grįžtu, padarai, žiūri, sustoja darbai, nes kažko patrūkai ir žodžiu, va taip, bet aš, kadangi niekur neskubu, skubėti finansai mane leidžia, tai po biškį ir bandau pats pasidaryti, taigi bandysim ieškotis, rytoj skambėsimės, šito nesakė paskambėt, pasileist, kaip pasakys, nukalkinimo tą filtrą bus šitas, pasileist šitą, tada bandysim skambinti paleidėjai, ieškotis, kada jisai galės atvažiuoti ir gal bandysim šilumą pasijungti. Bet visų pirma reiktų santechniką rast, gal yra tarp manęs, kad žiūri santechnikų Šiauliuose, man reiktų sistemą užpildyti, pildysiu distiliuotų vandeniu, jeigu yra ir kurie galėtų šiom dienom užpildyti ir už kiek, ta prasme, pinigų, parašykit man, lauksiu žinučių. Gerai, draugai, ate visiems, viso.